Sugalvok čia mus paveiksluoti dabar. O ką man čia jumis paveiksluoti? Jau tokios fotogeniškos, matai, jas paveiksluoti reikia. Aš paveikslus paveiksluoju. Man čia jumis jo. Tu pasakyk, kad mes biški pasidažytumėm tokias. Nu, jo, kurias lūpas? Jo, jums dažytis tik tai, o, šukosinos nuostabios, gražios. Tegul anukai natūralės pamato. Jo, dažytis dar jau, matai, čia reikia. Dažytojos. Jis dar įrašo viską, zarazėtas. Viską rašo. Zarazą. Vieną žodį. Nebūčiau O zarazą. aš pygą parodykim. Parodyk. Va. Pas mumis taip nerodom, pas mus kitaip rodom. Kaip? O taip, va, parodyk. Ai. Va, iškelk. Va. Ne, dar biškai į tą pusę daugiau, kad ant balto fono. Vitalijau, Vidurinėje. vaikai taip nenoriu, kad rodytų. Tu mačiutė liepi taip rodyti. Okay, don't worry, va. Įsiamžysim, tetutė biškai savo užpakaliuką gražų paštikėt. Mažulį, kažką tu man akinius nesudaug. Nesudažysim. Patrauk. Nu, nieko, bus tekiniai, čia negyvas daiktas. Čia dukrytės mano duoda. Va, o jėzus, va, o mano mylimos sesutės. Va. Sesu. Mamytė, kodum pasakė. Jos burbuliuoja. Bet vienas kita. Pyst. Kaip lietuviškai sakė, pyst yra natūralus žodis. Nenusileidžiu. Lietuviškas. Dabar anksčiau. Teta, dabar yra. Pyst yra lietuviškas žodis. Jo gramatikoje jisai patvirtintas. Pyst, vienu žodžiu. Nesvarbu, kad tu pyst. Vitalijau, tu viską rašinėjai. Nesvarbu, tai gramatiškai jis patvirtintas. Užtek pritvirtina, išjungt savo tą. Tai pas jumis ir dabar tis rūbų iš parduotuvė irgi jau patvirtinta. Jėzus, kaip tai iš proto įnyko, kokią gramatiką pasidarė. Iš parduotuvė. Jo, rūbų iš parduotuvė. Jo, jinai čia buvo pridariusi mums šposų. Nedaug dieve, nenoriu to girdėti, nebematyti ir viskas labai jau. Aš pamečiau ir į bliūdus įmečiau ir ką daryti įmečiau aš į kortelę, ne? Jos kortelė, žinai, jinai kortelė turiu. Aš pasiėmus kortelę, atrodo, kad aš nešiaus namo. Nešiaus ir ieškau, supranti, galvoju, čia kur į kitą laiptinę, aš numečiau ant žemės, ieškau. Ir sakau, kai parvažiavo, jinai sakau, žinai ką, aš tavo kortelę pamečiau kortelę. Paskui po kiek laiko sako, kortelė, sako, indus kur plavom kraukliai. Mano galva buvo visai sumišusi, žinok, sumišusi. Jėzo Marija, tai kaip jinai... Raktais tais tik tai čipinėjais. Jo, ir viskas supranti. Jo, išraštinė jokia pamošnikas. Nieko supranti, jo siaubas. Jeigu ne Vyta, čia Vyta mane apiprausi, paskui kaip parvežė viską, o iš jos kisėlių dar tik tai galėjai išvirti viską. Jums bokso pirštinių nereikia nupirkti, kitas tik atvažiuosiu. Tu tik tai atvažiuok, nors su boksu pirštinė. Tik atvažiuok. Jo vaikelė, žinai, susirgti ne jokai yra. Negalvokit apie ligas. Jo, galvokit apie patį gerų. Kas liko dabar, tą ir prisiminkit. Kad nenorim, kas geriau. Va, ir tą reikia laikyti. O mama, šiandien pasvėriau ant jūsų. Mama, teta. Teta, sako, jūsų svarstyklės blogai rodo. Sako, tiek priaugau, sako dabar. A tau tu turi svarstyklę? Nu tavogi dabar pasisakė. Sako, blogai rodo, sako, tiek daug priaugau. Ne. Tu baig, mama nori neaugti, o tu čia pabrėži. O taip. Man labai patiko, mama, labai patiko, kudutė, ačiū, daug dėja, kad tik sveikatos būtų, bet jokiais būdais į priekį viskas, tik atgal. Dar vieną tarką. Kaip jis prižanas kapinasi, kad tu numest. Nu, teta, nu taigi vyrai visi nori, kad moteris gražios būtų pas vyrus. Nori, o moteris tai nenori, kad vyrai būtų. Pirmiausiai, Žana yra gražius figūros. Taip, kada nieko ne... Frigūros taip. Frigūrytės yra gražios, jinai, supranti, jinai turi Italiją, va taip, va. Supranti, eina pas ją taip. Yra krūtinė, yra šičia, va taip, eina jau stodin. Gražiai, nupaišyti gali ją, va, nu... Tai Nerijus paišysi. Jisai nesupranta, kad kiekvienas lyšnas centimetras lyšnas bučinys. Va, išgirdo vieną tokią. Ir va, tų centimetrų ir augina dabar. Dabar jau bučiuo turėsi žymiai daugiau. Yes, of course. Jo, didesnis plotas. Nėra? Nėra, yra išstorėjusi kraujagyslė. Kraujagyslės, ne?
Nes man ir čia tyrė prieš išvažiuojant. Tai tu išjungiai tą? Dar kol kas nėra. Ką išjungiau? Aparatą tą. A, išjungti reikia? Išjung man, Tai tu irgi gali būti psichologė, matai, tu jauti. Tu gali irgi atsidaryti čia o tą, priminėti jau tos. Eik psichologė, dar gramą padaryk, visai bus. Ir tada jis jau, mama, bus jau tada visai. Visai bus gatavas. Taip, kelintą jūs valandą, man